Praėjusią vasarą Panevėžyje oficialiai pradėtos 14 milijonų eurų vertės prekybos ir pramogų parko Towers statybos. Parką buvusio Panevėžio mėsos kombinato teritorijoje planuojama atidaryti šią vasarą. Projektą vysto Homa Group. Pastaruoju metu griaunami paskutiniai administracinio senojo komplekso pastatai, tačiau planuojama išsaugoti ir ateityje įveiklinti mėsos gamyklos simbolių tapusį vandens bokštą. Homa Group vadovė Jurgita Kveselaitė teigia, kad šalia bokšto taip pat išliks medžių giraitė. Šalia jos bus įrengta laisvalaikio ir žaidimų zona. Homa Group jau yra susitarusi dėl didesnės dalies ploto nuomos, tačiau konkretūs įmonių pavadinimai kol kas neskelbiami.